kodėl mūsų labiausiai nemėgsta? Kodėl mums niekas nesiūlo iš viso jokios koalicijos? Niekas nepagalvoja, reiškia, kodėl, kas mes čia, šleiviai, kreiviai, kas su mumis blogai. Tai aš manau, kad pats pagrindinis dalykas, kad nei viena politinė partija, todėl Eduardas Vaitkus ir sako, kad mes esame vienintelė nesisteminė, reiškia, opozicija, vienintelė nesisteminė opozicinė jėga. Nėra jokios daugiau nesisteminės, visos jos yra sisteminės. Ir mūsų labiausiai nemėgsta ne dėl to, kad mes ten kažką tai, reiškia, panašaus, kaip, pavyzdžiui, iš Kremliaus ten nuskambėjo panašus, ir mes sakom tą patį, ką iš Kremliaus. Tai nėra taip, kad viską, ką Kremlius sako, netiesa, o viską, ką sako Amerika, tiesa. Mesgi nemažiau įkaigi suprantam, kad ir ten yra pasakoma netiesos, ir ten yra nepasakoma. Reikia atsirinkti tiesiog, kas iš kur yra šnekama ir dėl kokių priežasčių ir dėl kokių interesų. Tai kodėl mūsų nemėgsta labiausiai ir nekviečia, reiškia, žurnalistai? Todėl, kad mes nuo pat pradžių ir toliau sakysim, kad reikalingas užsienio agentų įstatymas. Užsienio agentų įstatymas tai yra, reiškia, deklaravimas, kokiems užsienio subjektams tu dirbi. Ar tai bus, reiškia, valstybė, ar tai bus Izraelis, ar tai bus, reiškia, Sorošo fondas, ar tai bus, nesvarbu. Tu turi deklaruoti, reiškia, kam tu dirbi, kieno interesais tu dirbi. Kad, reiškia, jeigu tu gauni, reiškia, 100 000, kad būtų 10 laidų, tokia ir tokia tema, reiškia, tokių ir tokių dažnumo, tu turi tai deklaruoti. Todėl, kad tu darai įtaką visuomeniai, visuomenės apsprendimui politiniais klausimais ir visais kitais. Ir jeigu tave finansuoja užsienio subjektas, apie tai visuomenė turi žinoti. Na, kas čia sudėtinga, ką čia sudėtinga suprasti, aš nesuprantu. Tai kodėl mūsų žurnalistai nenori? Todėl, kad jie visi yra, reiškia, užsienio agentai.